neteisybės šalis, tai yra neteisybės šalis. Žmogus, jeigu padarydavo šitą, tai nuspręs. Bet jeigu teisybės šalis, Jūs sakėt, kad iš tikrųjų nėra valdymo valdžia, bet dabar yra tokia patys tvarkytis. Ar reikėtų nepasirodyti, kad tai pavojinga? Tęsime mūsų programą. Dabar informacija iš Tarybų Sąjungos, užsienio ir vyriausybės iš Lietuvos. Departamentas, valstybės saugumo departamentas, visi jie taip neteisėtais. Ir dalyvavę šiuose departamentuose neždaug daugiau ir šeimos, ir nes šitie departamentai yra patys didžiausi kaltininkai ir 13 dienos įvykių ir tai, kas dabar jaučia, mes visi jaučiam, kad pagal tą patį scenarijų vėl pradėjo veikti prieš kovo 17 mūsų šitie du departamentai, gal ne tik tai jie. Viskas beveik tas pats. Ir vėl grafika, bado akcijos, vėl aikščiai. Noriu priminti profesijos vardą. Ačiū, kad atėjo. Mes galime priminti, kad jau dabar. Į kitą pusę pasižiūrėsi praktiškai nesimano horizonto, kur baigėsi jūsų žinia. Ačiū, kad jūs esate. Būkit kartu, sakykit, šiandien nesuodaičio žodžio, nepasiduotų provokatorių, kaip čia bambalių laikais sėda netinkamais ir kanalais, nes jie savo jau nutarė. Būkit draugus, būkit neteisingi ir ištarsim. Šiandien nesuodaičio žodžio. Ši profesija organizuoja žurnalistų bendruomenę bei kultūros asociaciją, mums parodžiusi dekretą protestuoti legendą iš iškilų mokslų, iš tuos, kurie niekada pasakotuose, net jų vidurkių nesėdėta. O dabar čia žinia atvimavo kalbą. Į nuolatonių legendą kuris taip pat yra 10 sekundės ir kuris visai taip pasakys. Šiandien dar nesuodas jėgo. Ir toks yra pagrindinis šio protesto tikslas.